Sudarant topografinį žemėlapį, į nedidelę teritoriją pažvelgiama tarsi iš viršaus ir pagal mastelį geografiniai objektai pavaizduojami plokštumoje. Aeronuotraukos padeda braižyti topografinius žemėlapius itin tiksliai. Palyginkite Biržų miesto aeronuotraukos ir pagal ją nubraižyto topografinio žemėlapio geografinių objektų padėtį. Topografinėme žemėlapyje detaliai vaizduojamos nedidelės vietovės. Jame sutartiniais ženklais pažymima kalvos, miškai, upės, ežerai, keliai, pastatai ir kiti geografiniai objektai. Tokiais žemėlapiais naudojamasi keliaujant, užsiimant orientavimosi sportu, tiesiant kelius ir kitais atvejais, kai reikia tiksliai nustatyti vietą. Topografinėme žemėlapyje paviršiaus nelygumai, kalvos ir įdubos brėžiami naudojant horizontales linijas, jungiančias vienodo aukščio paviršiaus taškus. Stebėkite, kaip kalva su dviem viršūnėmis perkeliama į plokščią topografinio žemėlapio vaizdą. Atlikdami pasitikrinimo užduotį patys ją pavaizduokite.